Labadiena. Daugelis Azijos biržų šiandien dėl švenčių nedirba, todėl šiame regione prekyba buvo itin vangi. Europos indeksai pirmą kartą per 6 dienas šoktelėjo aukštyn. Tam įtakos turėjo kompanijos Barclays ir ING Group pasisakymai, kad jau yra daromi pirmieji žingsniai sumažinti nuostolius. Pabaltijo akcijų rinkos savaitę pradėjo skirtingomis kryptimis ir nepasižymėjo dideliu aktyvumu. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas šoktelėjo virš 1%. Tam įtakos turėjo teigiamą kainos pokytį išlaikiusios rytų skirstomųjų tinklų bei bankinio sektoriaus akcijos. Beje, pastarosios buvo vienintelis akcinas aktyvesniai prekybai. Didžiausias akcijų kiekis buvo perleistas Snoro bei Ūkio banko pozicijose, kurių kaina kilo atitinkamai 7 ir 4%. Šiandien grįžo investuotojai į Klaipėdos nafta poziciją. Tikėtina, kad keletą dienų kaina kils ir galiausiai bus fiksuojami pelnai. Bendra biržos apyvarta siekia 2 800 000 litų. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas smuktelėjo 39%. Praeitą savaitę kiek didesnė apyvarta rodžiusi birža šiandien buvo apsnūdusi, ką rodė vos kiek daugiau kaip 6 000 Latvijos lato apyvarta. Daugiau kaip 11% krito Grindex akcijų kaina. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas liko nepakitęs. Šiandien investuotojai buvo itin pasyvūs ir akcijų perleido vos už 63 000 eurų. Kiek aktyviau prekiauta Talino Vesi ir Tallink Group akcijomis. Panašu, kad investuotojų lūkuriuoja ir laukia daugiau naujienų iš įmonių pusės ir užsienio rinkų. Šiandien naujienų tiek, viso geriausio.